potvynis rytoj. Aha. Bet nesidžiaukit, pirma ateis ledas. Didieji priešistoriniai vėžliai su lytimis ant nugarų dės savo sėklas į įkaitusias iščias, krutinsis, vartysis, drieks visą, megsis naujas akmenų generacijos, po to knygose rašys, kad tas periodas truko nenusakomai ilgai, ilgiau nei šita Kali Jugos epocha, kurioje štai dabar prisiimame visokių parazitų rolės. Bet ne apie tai, mes nekalti, paprasčiausiai baigėsi terminas. Toliau tie patys bajeriai nebesiskaitys. Ir pradės šalti iki mėlynumo, kol viskas žėrės, blizgės, kaip ką tik ne pagal taisyklės ir kitus gamtos dėsnius susijungusios molekulės. Visų daiktų paviršiai bus lygiai kaip deimantų briaunas, kaip zeimeris po darbo, kaip naujoji druska, kuri lygiai tokia pat kaip senoji, kaip gyvybė, kuri nieko nesiskiria nuo savęs buvusiosios. Viskas tik įsikalbinėjimai. Viskas bus taip pat po senoviai, tik džiaugsmai nauji. Atslinks ledynmetis ir iškart pradės tirpti. Atrodys, kad viskas eina atbuline data ir išvys tie, kurių akis atsivers lygiai tą patį. Ledas išjudins žemę, kuri vėl prasidėjus mūsų laikams gimdys akmenis, bus po senoviai, kurie išvalgesni, tiek kaltę vers ant dangaus kūnų, dar kiti bandys užsišaldyti po mirties, kad ateis ties mokslas imtųsi šito banalaus mirties atgavimo reikalo, vaikščiosiu rankomis prisidengęs veidą nuo svilinančio kitoniškumo. Tebūnie, kaip ir taip. Poezija, mažiausia iš visų šio pasaulio blogybių. Kas man rūpi, kas man gali paaiškinti, aš pats nežinau, kuri mano smegenų ar stuburo sritis atsakinga už tos visus eilėraščius. Gaila, kad tik ne aš renkuosi. Esu tik antras pagal gerumą, o kuo tiksliau skaičiuoji, tuo didesnis skaičius. Niekada niekam nebuvau pirmas, dėl to galima manęs ir nemėgti. Sąmoningai praleidau.